W imieniu grupy Liberałów i Demokratów głos zabierze pani Budraikaitė, 2 minuty, proszę. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Migracija, ypatingai ekonominė migracija, jau turi ilgesnį nei 300 mečių istoriją. Tačiau dabartiniu laikotarpiu išsivysčiusios pasaulio šalis skatina būtent kvalifikuotos darbo jėgos iš besivystančių šalių migraciją. Mes mėginame spręsti gyventojų senėjimo ir darbo jėgos trūkumo mūsų šalyse problemą trečiųjų šalių sąskaita. Numatoma darbo jėgos poreikia ateityje. Mes tikimės tenkinti ne vienu iš svarbiausių darbo produktyvumo didinimo būdų aktyvesnių inovacijų diegimu, o migracijos būdu. Iš vienos pusės įgyvendindama vystymosi politiką, teikdama besivystančioms šalims virš 55% pasaulio paramos, ES remia kvalifikuotos darbo jėgos augimą besivystančiose šalise. Bet iš kitos pusės jis siekia prisivilioti tą geriausią darbo jėgą savo ūkio problemų sprendimui. Labai dažnai tą darbo jėgą kvalifikaciją įgyjo Europoje arba už ES lėšas. Taigi, dalis vystymosi pagalbai skiriamų lėšų realiai yra panaudojama pačios ES darbo rinkos finansavimui. Migrantai uždirbtais pinigais remia savo šeimas, bet jų indėlis savo kilmės šalių plėtrai būtų nepalyginamai didesnis, jei jie dirbtų ir kurtų gerovę ne svetur, o savo šalyse. Migracijos politika yra ne tik ES reikalas. Susitarimai su trečiosiomis šalimis ir migracijos politikos sukūrimas, visų pirma trečiosiose šalyse, yra viena iš prielaidų besivystančių šalių ekonominiam augimui. Pačios besivystančios šalis prioritetą turi suteikti ne tik migracijos politikai, bet ypač savo ekonomikos kūrimo ir plėtros, bei darbo vietų savo darbo jėgai kūrimo strategijomis. O ES turi padėti įgyvendinti tas strategijas. Antraip besivystančios šalis amžinai liks skurde.